Su malonumu papasakosiu, kokie yra populiariausi pasaulyje mokslo tyrimai apie pirties naudas. Pristatysiu ir mūsų projekto Lietuvos mokslo tarybai, laimėjau projektą su tokia garbė. Tyrėm Lietuvos žmonės, ypatingai dėkingas pirtininkams Lietuvos, nes pasirinkom jų 40 ir tyrėm apie 50 įvairių rodiklių nuo genų iki įvairių molekulių, kokią įtaką turi labai svarbiem rodikliam, sveikatos rodikliam, kaip genetiniam net amžiui. Yra labai įdomių dalykų. Tai viską iš eilės, taip neskubant, supaprastintai apie šildymo naudas ir šiek tiek, kadangi labai yra derinama, ir šaldymo. Ir kokios yra šaldymo naudos fiziologinės ir šildymo. Jas galima derinti po pirties, po karštos, po kūno užkaitimą tiesiog kūną atvėdint, dvigubos dar naudos gaunasi. Iš tikrųjų pasaulyje dabar didelis susidomėjimas yra, kokios nefarmakologinės, ne vaistai, technologijos įvykina žmogaus gyvenimą arba neapsaugo nuo išankstinių įvairių lygų. Nuo gausybės lėtinių lygų pakol kas karaliusio, kur apsaugo fizinis aktyvumas, judėjimas. Jeigu žmogus optimaliai juda, pavyzdžiui, per dieną apie 10 000 žingsnių nueina, tai sumažėja tikimybė susirgti apie 40 ir daugiau lėtinių ligų, apie 50%. Čia vienareikšmiškai pats didžiausias karalius, kuris lėtina mūsų senėjimą. Šalia fizinio aktyvumo ir mitybos labai dabar įsiveržia technologijos kūnų grūdinimo, šildymas ir šaldymas. Apie tai aš jau pasiruošęs pakalbėti. Bet pirmiausiai dabar šiek tiek labai tokio sudėtingo mokslo, bet supaprastintai. Elitiniai pasaulio mokslininkai, kurie gauna apdovanojimus, matot, už mokslą. Tokias teorijas cituojami labiau. Ir tiesiog dabar nustatyta 12 populiariausių senėjimo mechanizmų. Jeigu mes juos patreniruojam, pastimuliuojam, sveikai gyvenam, tai pakalbėsim apie tai. Tai tuos senėjimo mechanizmus neleidžiam greitinti mūsų senėjimą. Iš karto pristatau, ne visus pristatysiu, čia yra 12. Antras, mes taip pat tyrėm mūsų projekte telomero ilgis, genų, galim sakyti, ilgis, genų ilgis. Jau yra keletas pasaulyje super įdomių tyrimų rodančių, kad fizinis aktyvumas, kalorijų apribojimas ir pora tyrimų su kūno šildymu, kad žmonėm yra sulėtina genų trumpėjimą. Kai genai trumpėja, tada jie blogiau sintetina, atnaujina baltymus. Mūsų atlikti tyrimai, ką tik mes dabar atlikom, dar liko 5 žmonės ištirt. Iš 80 tuos tyrimus atlieka Madride. Patys šviežiausi, ką tik atvažiuodamas peržiūrėjau 40 žmonių jau gautus rezultatus. Žinoma, aš pavardėm nesakysiu, 40, dar 60 turim gauti. Visai yra. Rekordiškai vienam žmogui, nepasakosiu tas metodikas, yra senėjimas, yra sulėtėjęs apie 10 metų. Bet yra tokių, kad yra pagreitėjęs 10 metų. Ir pirtį nelankantiem ir pirtį lankantiem. Akį šiek tiek užmėgčiau, liktai iš akies pirmauja tie, kurie sistemingai lanko pirtį, bet tie, kurie per daug lanko pirtį, per daug, nenoriu čia prisišnekėti, trupučiukai jau genai pradeda, arba tie telomerai pradeda trumpėti. Tai noriu pristatyti, kad šitie tyrimai dabar yra be galo populiarūs. Pagal juos yra sprendžiama,
ar mūsų genai sensta normaliu tempu, trumpėja, ar jie lėčiau mūsų Europos vidurkių, ar jie greičiau. Man pačiam tai yra labai įdomu ir tokie patys pirmutiniai tyrimai. Bet iš karto, kad būtų intriga, pasakau, rekordiškai, pakol kas iš tų 40 žmonių, rekordiškai genai buvo patys ilgiausi, nustebino, kur nieko bendro neturi nei su sportu ir nei su pirtim. Visiškai žmogus, kuris, pagal mes pažiūrėjom, streso 0, veide daug šypsenos, nutukimas 0, daug džiaugsmų, bet pirmutinis toks įspūdis. Nes telomero ilgumas priklauso nuo gyvensenos, ypatingai stresas. Jeigu stresas yra per didelį, o jį galima sukelti ir per daug sportuojant, ir per daug kankinant save pirtyje arba šaltam vandenį, tai tada galima išsekinti genus. Visur yra optimumas. Saikingas pirties lankymas, saikingas judėjimas, saikingas pabadavimas, saikingas stresai. Be stresų mes netobulėsim, netvirtėsim, bet per daug yra blogai. Tai apie tai papasakoju. 5. dalykas, čia praleisiu, labai fundamentalus. Ląstelių išvalymas. Dar šitų duomenų negavom, autofagija. Bet mūsų hipotezė yra tokia, yra keletas puikių yra tyrimų, kad sistemingai lankant pirtį žmonėm pagerėja ląstelių iš organizmo išvalymas nuo šlamšto. Ką mes per dieną stresuojam, valgom, judam, baltymai yra, mums reikia išvalyti. Kad suprastumėt, maždaug tas netitinka išvalyti toksinus, bet čia netiesa, bet autofagija, net ir Nobelio premija yra gauta, sustiprėja, kada mes kūną pašildom saikingai maždaug iki 38 laipsnių. Iki 38 laipsnių, idealu į savaitę 3-4 kartai, idealu iki 38 laipsnių, autofagija, ląstelių išvalymas pagerėja ir po pirties, kad neprisivalgytumėm, reitumėm miegoti. Kaip pavyzdys. Nes saikingas pabadavimas taip pat pagerina ląstelių organizmo išvalymą, kaip plius pirtis, saikingas pabadavimas, o prieš pirtį saikingas pajudėjimas, pabėgiojimas, pasivaikščiojimas, štai 3 būtų nauda. Einu 7 dalyką. Mitochondrijos, fundamentalus dalykas. Mitochondrijos yra ta vieta mūsų ląsteliai širdyje, kepenyse, visuose organuose, raumenyse, kur gamina energiją. Mes be energijos negalėtumėm judėti. ATP iš mokyklos laikų, adenosin trifosforo rūgštį gamina. Ir gamina energiją deguoniniu būdu, aerobiniu būdu. Tai yra tuo būdu, kai iš riebalų imama energija. Ir tie žmonės, kurie turi gerą daug mitochondrijų, jiems širdis yra sveikesnė, ilgiau širdis gyvenime tarnauja. Širdis. Mitochondrijos yra vienas iš mūsų organizmo gyvensenos jėgainių. Mitochondrijos. Jas labai gerai treniruoja bėgiojimai, pasivaikščiojimai, fizinis aktyvumas, bet antras pajudėjimo mitochondrijų treniruoklis yra pirtis. Vat štai pirtis. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad saikingas pirties lankymas ir sistemingas, o sistemingas yra ne savaitę vieną kartą, reikia dažniau. Kai kūnas savaitę vieną kartą pašildomas yra retas dalykas. Tas pats kaip savaitę vieną kartą pajudėti ir galvoji būsi sveikas. Savaitę reikia 2-3 kartus į pirtį idealiausių variantų, bet vienas kartas yra žymiai geriau negu iš viso pirties nelankyti. Ir štai mūsų preliminariniai duomenys, ką tik jau atlikti, išsiunčiau mokslinį straipsnį su savo kolegom,
į labai gerą fiziologijos žurnalą ir laukiam atsakymo, o išvada buvo tokia. Žiūrėkit, šviežios išvados, kad pirtininkai, kurių tarpe aš matau, va čia ir vienas, ir antras, ir trečias, ketvirtas, pirtininkai, lyginom pirtininkus su to paties amžiaus, su to paties fizinio aktyvumo, su to paties svorio žmonėm, kurie nelanko pirtį. Nustebau, pirtininkam mitochondrijų skaičius buvo apie 15% didesnis, lyginant su tiem, kurie nelankė pirties. Netiesioginis pirtininkai gamina energiją labiau iš riebalų negu visi kiti žmonės, kurie nelanko pirties. Tai mūsų šviežiausi tyrimai tiek vyram, tiek moterim. Tai tiek vyram, tiek moterim pirtis pagerino mitochondrijų kiekį arba mitochondrijų funkcionalumą. Kitaip tariant, tai yra labai rimtas stimulas, kad neužsirūgštins organizmas, kad nebus vidinis nutukimas per didelis, jeigu yra aplamai mažiau grėsia nutukimui, o jeigu užsirūgština organizmui, tai yra didesnis šansas, kad vėžinės ląstelės pradeda augti ten, kur užrūgštinimas. Bandau pasakyti, kad fundamentalus mūsų sveikatos rodiklis, vienas iš rodiklių yra mitochondrijos, ir tyrimai aiškiai rodo, šildymas, kaitinimas mitochondrijas treniruoja. Sporte dabar nauji dalykai. Šiltai apsirengus arba pirtyje atlikti treniruotės, kad daugiau prigaminti mitochondrijų. Bet stop, viskas su saiku. Per daug sportuojant mitochondrijas nužudysim, kaip ir per daug ilgai būnant pirtyje. Mitochondrijos. Lėtinis uždegimas. Kitas super. Visi žinot greičiausiai apie CRB baltymą. Labai populiarus. Dar geresnis CRB baltymas su HS, High Sensitivity. Labai jautrus rodiklis, kuris jautriai reaguoja į nedidelius lėtinius uždegimus. O ten, kur lėtiniai uždegimai, ten rykštė daugybė lėtinių ligų. Širdžiai, vėžiai ir gausybė dar kitų metabolinio sindromo ligų. Mūsų pirmutiniai tyrimai, ką tik iškepti, CRB baltymo ir to HS rodiklis statistiškai reikšmingai buvo mažesnis žmonės, kurie lanko sistemingai pirtį, lyginant su tais, kurie nelanko pirties. Pirtis, kaip ir fizinis aktyvumas optimalus, kaip ir kalorijų pabadavimas, kaip ir streso valdymas, sumažina lėtinius uždegimus. Lėtiniai uždegimai yra milžiniška rykštė vystytis ypatingai širdies ligom. Lėtiniai uždegimai. Neapsistosiu apie kitus 12 požymių, bet išvardinau, kas dabar moksle labai karšta ir vieną kitą parodžiau, o paskui dar detaliau parodysiu kitų tyrimų, kitų mokslininkų įvairius atliktus tyrimus, bet pasaulio medikai, fiziologai, kurie pakliūna į pirmą 10, kaip šitas visų geriausių pasaulio mokslininkų, sveikatai dar vieną naują dalyką. Ląstelių sveikatai. Trilijonų ląstelių sveikatai, be visų tų smulkių dalykų, naujas atrastas 8+1. Savijauta. Kaip tu jautiesi? Nuotaika pagerėjusi, nuotaika, džiaugsmas, endorfinai, dopaminai, džiaugsmas. Kitaip tariant, pirtis, kaip ir fizinis aktyvumas, prigamina, jeigu ji yra tokia, kaip mūsų pirtininkai teikia, o ne taip, kaip mes eksperimente Birštone buvom, valdiška pirtis nėra sureguliuota, ta suomiška, per daug karščio, mažai drėgmės, sukelia jį per daug streso, o jeigu pirtis yra labiau panaši, yra mažesnė temperatūra, bet ilgiau trunkanti, tai tada daugiau dopamino, endorfino, daugiau džiaugsmo. O jeigu daugiau džiaugsmo,
Tai yra super vaistas trilijonam kūno ląstelių, neleisti per anksti senėti. Džiaugiasi mūsų galva, džiaugiasi ir trilijonai kitų ląstelių. Taip supaprastintai pasakiau. Pirtis viena iš tų, kur suteikia malonumą, taip kaip ir judėjimas, judu, vaikštau, bėgu su džiaugsmu. Šildymas plus šaldymas dar dvigubai daugiau endorfinų. Ir mokslininkai, kad ir įvardino, vienas džiaugsmas, 8+1. Džiaugsmo, daugiau džiaugsmo, mažiau streso. Prieš pradėdamas populiariausius tyrimus parodyti apie pirtį, rodau geriausio pasaulyje mokslo žurnalo pateiktas naudas apie judėjimą, fizinio aktyvumo, tų 10 000 žingsnių per dieną. Kodėl iš karto rodau, nes jūs pamatysit, kad labai panašios naudos yra ir pirties. Tie žmonės, kurie mažiau juda, jie gali kompensuoti kūno fiziologinės sveikatos rodiklius pirtimi. Ar išgirdot šitą? Pirtimi. Bet visiškai pirtis negali kompensuoti nulinio nejudėjimo. Negali. Bet gali, jeigu trupučiuką judam ir sistemingai lankom pirtį, gali gauti super sinerginis efektas, kad žmogus gali ilgai gyventi ir be gausybės didelių kiekių judėjimų. O judėjimas, sistemingas judėjimas, štai žiūrėkit, hipertenzija, paskui pamatysit ir pirtis, ir mūsų tyrimai jau pradėjo rodyti, ir prieš antro tipo diabetą, ir prieš cholesterolį, judėjimas mažina blogą cholesterolį, mažo tankio lipoproteinus. Judėjimas ypatingai mažina trigliceridus. TG širdžiai labai yra blogai, kai jų yra per daug, kraujagyslėm. Ir judėjimas yra pats geriausias vaistas, kuris padidina gerų riebalų, didelio tankio lipoproteinų. Man to reikėjo dabar pasakyti, nes naujausi visi tyrimai rodo, kad sistemingas pirties lankymas savaitė 1, 2, 3, 4 kartai taip pat padidina gerų riebalų kiekį kraujuje, kurio turi būti ne mažiau kaip 1 milimolis litre. Sumažina trigliceridų, kurių turi būti nedaugiau kaip 1,7 milimolių ir sumažina mažo tankio lipoproteinų. Pirtis ir fizinis aktyvumas yra super gera sinergija, nefarmakologinės priemonės. Patys geriausi žurnalai dabar rodo apie tai, kovojant prevenciškai prieš kraujagyslių ir širdies lygas, nes kuo daugiau blogo cholesterolio, tuo didesnė rizika infarktui ir kitiem širdies lygom. Mažina svorį, ypač vidinį nutukimą, gerina mąstymo kokybę, nerimą, depresiją, miegą ir taip toliau. Fizinis aktyvumas. Panašiai, pamatysit, veikia ir pirtis. Na, dabar einu prie pirties iš karto, nors niekur nuo jos jau nebuvau pabėgęs nuo pirmos sekundės, tai žiūrėkit suomių variantas, kaip suomiai lanko pirtį, kaip jie myli pirtį ir jie labai gerai ištyrė, kaip suomių. Kiek matot yra suomių, kurie niekad nelanko pirties? Kiek? Apie moteris apie 10%, vyrai apie 5%. Matot, kokie dideli skaičiai yra 2-3 kartai. Kokie dideli skaičiai. Dabar mūsų beveik 2000 žmonių apklausėm, šviežiausi duomenys, publikacija išsiųsta, niekad pirties nelanko. Prisiminkit, kiek vyrų suomių nelanko, apie 5%, o kiek Lietuvoje? 34. Kiek moterų? Apie 60% niekad pagal apklausą, nelanko pirties. Kiek lanko? Yra daugiau kaip 1 kartą per savaitę. Mažas rodiklėlis, 3-4 kartai, tai išvis
yra juokingas rodiklis. Apie 5 procentus moterų ir tik apie 20% vyrų. Pas mus pirties kultūra dar nėra pakankamai išsivysčiusi, nes pirtis yra be galo naudinga, visi šiuolaikiniai tyrimai rodo. Ji kažkodėl, aš vis laik galvodavau, kad jau labai populiari, aš pats kaime augau, aš nuo mažų dienų, nuo 5-6 metukų eidavau su tėčiu į pirtį ir galvojau, kad ir visą Lietuvą tą patį daro. Vėliau pradėjau stebėti, kad labai maži kiekiai žmonių sistemingai šildo kūną. Šildo. Sistemingai geriau būtų daugiau vieną kartą kaip per savaitę. Kartoju, vienas pašildymas, kūnas atvėsta, naudų paskui yra mažiau. Geriau sistemingai, geriau vieną dozę išskaidyti į 2-3, po trupučiuką bus naudingiau. Apklausus apie 2000 žmonių, o tiesa, dabar vėliau pristatysiu. Štai, vienas iš naujausių, įdomiausių dalykų apie šildymą pasaulyje, net Nobelio premija yra gauta, kad kūno šildymas pagamina, kaip pirty būnam, nebūtinai pirty ir su šiltu vandeniu, jeigu mes vonioj gulėm apie 30-40 minučių. Kūnui svarbu, kad būtų padidėjusi temperatūra iki 38,5 laipsnių. Tai toks kūno sistemingas šildymas pagerina karščio šoko baltymų gamybą. Karščio šoko baltymas yra vienas iš pirmutinių ant šito žemės baltymų, sukurtų kam? Kai organizmai pradėjo vystytis gyvybė ant to žemės, pradėjo baltymai atsirasti, reikėjo skėčio nuo saulės, gyvybė labiau vystėsi karštuose vietose. Kad apsisaugoti nuo saulės, organizmas pradėjo gaminti karščio šoko baltymus. Yra apie 14 karščio šoko baltymų formų. Mes būtent juos ir tyrėm. Karščio šoko baltymai, heat shock protein, jie apsaugo baltymus nuo senėjimo. Čia pats giliausias fiziologinis mechanizmas, kad karščio šoko baltymų po vienos pirties yra padidintas kiekis beveik 24-48 valandom. Štai kodėl reikia sistemingai lankyti pirtį. Tie žmonės, kurie sistemingai lanko pirtį, jau pirmutiniai tyrimai Skandinavoje yra karščio šoko baltymų pradinė būsena bazinė yra šiek tiek padidinta. Vieni karščio šoko baltymai yra tokia forma, labai gerai kovoja su vėžiniam ląstelėm. Kiti labai gerai treniruoja širdies baltymus, širdis netrofuojasi, krauja geriau varinėja. Dar kiti gamina mitochondrijas. Mes laukiam dabar rezultatų. Tikimės, kad pirtininkų kraujyje prieš pirtį rasime tų gerųjų karščio šokų baltymų daugiau lyginant su nepirtininkais. Dar duomenų neturim. Preliminarūs duomenys kitų mokslininkų rodo, kad pirties lankymas sistemingas didina karščio šoko baltymų kiekį. Bet ne per daug. Kai per daug prigaminam karščio šoko baltymų, tai tada pradedam, tai gali kenkti mūsų kai kuriam organam. Visur yra saikas. Karščio šoko baltymai. Jeigu mes prigaminam tų karščio šoko baltymų sistemingai, ne per daug, 2, 3, 4 serijas po 15-20 minučių, maždaug taip, o fiziologiškai maždaug, kad kūno temperatūra padidėtų apie 38,5-39 laipsnius, maždaug taip. Visi tyrimai rodo. Pastimuliuojam autofagiją, ląstelių išvalymą. Ląstelės išsivalo, ilgiau jos yra funkcionalios. Ląstelės geriausiai valosi, turiu primint, net ir Nobelio premija gauta gilaus miego metu.
O gilaus miegas prasideda 11 val. Vakaro iki 3 val. Nakties. Jeigu žmogus 12:01 val. Nakties dar nėra lovoje, 11 val. Pas jį atėjusi valytoja autofagija pamatė, kad jis dar neguli, išeina ir nevalo šiukšlių iš mūsų organizmo. Labai svarbu nueiti laiku miegot. Pirtis, judėjimas, nepersivalgymas yra super gerai, bet jeigu mes nesilaikysim miego režimo, jeigu 11 val. Nenueisim valyt, busim pastimuliavę, mes, šeimininkė valytoja, atėjo energingai valyt kambario, taip supaprastintai sakau, o mes pačiam įkarštyje sportuot, rašyt, mokytis, žiūrėt filmus. Ne, mums reikia laikytis režimo. Pirtis nepadės, jeigu mes kitų gyvensenų stilių nesilaikysim. Judėjimas nepadės, jeigu kitų nesilaikysim. Mums reikia išgirdot komplekso įvairių veiksnių. Mitochondrijas, taip, sakiau, mūsų tyrimai ką tik parodė, baltymam neleidžia susivaikyti, susilankstyti. Imuninė sistema treniruoja, bet karščio ekstremumai, varžybos kas ilgiau, labai silpnina imuninę sistemą. Kaip ir šalčio ekstremumai. Mūsų kūnas nemėgsta ekstremumų, mūsų kūnas mėgsta viduriuko, imuninė sistema mėgsta viduriuko. Po truputį pašildai, po truputį pajudi, po truputį pasijuoki, po truputį pabadauji, visko po truputį ir sudėdė į vieną vietą, organizmas sako, valio, nieks manęs per jėgą nieko nespaudžia. Mažas stresas, mažesnis stresas. Štai nuo lygų, nervų sistemos neurodegeneracinės lygos mažiau vystosi, nes galvos smegenyse taip pat baltymai, Alzheimeriai baltymai pradeda susiraityti, susivinioti ir vystosi Alzheimeris. Pirtis neleidžia per karščio šoko baltymus susivinioti, susilankstyti baltymam. Pirtis ir kognityvinė funkcija ir prieš neurodegeneracinės ligas. Atsiprašau, kad aš tokius terminus įdedu, bet vienaip ar kitaip man reikia pasakyti, kad pirtis naudinga ir nervam, pirtis naudinga ir širdžiai, ir kvėpavimui, o ne vien tik pasakyti, kad pirtis sveika. To neužtektų. Plius dar reikia priminti apie dozes. Kuo daugiau, mūsų organizmui nereiškia geriau. Mūsų organizmui reikia hormezės, vėl toks terminas, vidurys. Nei per daug šaldyti, nei per daug šildyti, nei per daug judėti, nei per daug sėdėtis. Tokie pagrindiniai, baziniai dalykai. Elitiniai mokslo žurnalai, kurie apie prieš 5 metus ypatingai pradėjo trinituoti naują dalyką. Aš jums ir pasakiau jau, kad sporto fiziologija ir kitiem, kad temperatūros padidėjimas, kūno temperatūros, kaip ir fiziniai pratimai, gerina mitochondrijų funkciją. Anksčiau buvo galvojama, kad tik judėjimas, dabar ir temperatūra. Vien pasyvus kūno šildymas pamėgdžioja judėjimą, ne visur, bet mitochondrijų treniravime, širdies raumens taip pat treniravime. Pasyvus šildymas neleidžia atrofuotis mūsų širdžiai, griaučių raumenim ir ląstelio kvėpavimo savybių. Pasyvus šildymas. Ir, kaip ir anksčiau sakiau, lyginant 40 ne Lietuvoje surinktų vyrų ir moterų kontrolinės grupės, kuri pirties nelankė, ir 40 pirtininkų, kūno masės indeksas moterų ir vyrų labai panašus, matot visų.
Štai tie raudoni. Toks yra kvėpavimo koeficientas. Gal esat matę sporte, o jau pirtininkai tą matė, kai bėgot su kauke. Maksimalus deguonies suvartojimas, kai bėgia ar važiuoja dviratį su kauke. Ir ten yra analizuojamas, kiek tu suvartoji deguonies. Ir ten yra taip pat žiūrim, kiek yra CO2 išskiriama. Pagal tai išskaičiuojama, ar pas tave yra funkcionalios mitochondrijos. Labai nustebau, nieko raudono nėra, o ten, kur šitas kvėpavimas, žiūrėkit, tiek vyrai, tiek moteris, tiek ramybėj, tiek fizinio krūvio metu gebėjo raumenis kūnas gauti energijos daugiau deguoniniu būdu iš mitochondrijų. Iš riebalų. Šiaip, jeigu mes pavalgom riebaus maisto, paprastai dalis jo atsideda atsarguose, o jeigu kūnas turi daugiau mitochondrijų, tai mitochondrijos tą riebų maistą iš jo pagamina energijos. Norint, kad labiau mitochondrijos dirbtų rytmetį atsibudus, nepavalgius, eit pasivaikščiot. Kodėl nepavalgius? Ir ypač saldumynų nepavalgius. Jeigu pavalgom saldumynų ir judam, tada mūsų raumenys ima energiją iš saldumynų ir užblokuoja iš riebalų. O mums reikia neužblokuoti iš riebalų. Jeigu nepavalgius ir ypač saldumynų mes vaikščiam, mes treniruojam riebalų deginimo mechanizmus mitochondrijose, o tą patį atlieka ir pirtis. Ar supratot, pirtis pasyviai tą patį. Labai kartoju, labai nustebau, kad labai išreiškėjo su visom statistikom, kad pirtininkai tiek vyrai, tiek moteris turi pranašumą prieš mitochondrijus. Na ir super visiškai neseniai pasirodė hipotezės, teorijos, pirmiausiai su gyvūnėliais, su žmonėm tik tai dabar ir tyriama, kad kūno šildymas iki 308,5 laipsnių kūno šildymas pradeda suaktyvina tokį baltymų sintezės mechanizmą. Baltymų sintezės. Ir tiek širdį, norint, kad širdis susitrauktų, reikia turėti tokių baltymų, aktinų ir miuzinų. Nobelio premijos yra gautos daug. Širdis nedirbs be šitų baltymų, jėgos neišvystys. Mes vaikščiot negalėsim, jeigu neturėsim tų dviejų kontraktilinių baltymų. Ir iki šios beveik dienos visi žinojo, kad norint raumenis pastambinti, širdį pastambinti, tais kontraktiliniais baltymais, reikia kilnot svorius. O ne? Visi žinom, svorius kilnoja, raumuo pompuojasi, bėgioji, intervalinės treniruotės atlieki, širdis stambėja. Visiškai neseniai moksle atrastas, kad karščio šoko baltymai taip pat stimuliuoja tų kontraktilinių baltymų sintezę. Labai naujas dalykas. Nedaug, bet stimuliuoja, neleidžia griaučio raumenim nikt, širdies raumenim nikt. Visą laiką mes žinojom, kad kilnojant svoris, valgant, pavyzdžiui, geriant pieno arba mėsą, arba augimo faktoriai, hormonai stimuliuoja baltymų sintezę. Naujas veiksnys – kūno pašildymas. Neleidžia atrofuotis raumenim, tiek griaučių, tiek širdies raumenim. Neleidžia. Gerai. Karščio šoko baltymai pradeda dirbti, kada kūno temperatūra pasiekia 38 laipsnius. Pradeda įsijungti. Pakol kas yra ta norma tai 38,5. Mes jau ištyrėm 75 žmonės, vidutiniškai kūno temperatūra Birštono pirty buvo 2 serijos po 15 minučių ir dar viena parengiamoji 5 minučių, kūno temperatūra vidutiniškai padidėjo iki 38,5 laipsnių, kai kam ir 39, kai kam mažiau 38. Idealu apie 38 ir daugiau.
Net su temperatūros matuoklio pažastiniu galima tą nustatyti. Kreipiuosi į pirtininkus ir sakau, kad ta norma fiziologinė yra labai svarbi, kad ją galima, pavyzdžiui, mažesnės kaitrumo pirtį, galim per pusvalandį tik užkelt. Per pusvalandį. Bet kai kūno temperatūra pasiekia kritinį tašką, pradedam gaminti apsauginių mūsų kūnui baltymų. Kontraktilinių ir ne tik jų. Labai svarbus dalykas. Na, čia yra super gera analitinė publikacija, viena iš lyderių pasaulyje mokslininkų, kaip pirtyje kūno šildymas pastimuliuoja karščio šoko baltymus. Kartoju, karščio šoko baltymų yra virš 10, ne visi jie geri, yra ir blogų, reikia žinoti, pažiūrėti, kaip nuo dozės jie didėja. Naujausi tyrimai rodo, kad karščio šoko baltymai neleidžia susiraityti baltymam. Aš jums minėjau, susiraito baltymai galvos smegenyse, smegenys nebemąsto gerai. Kognityvinės funkcijos, atmintis blogėja. Karščio šoko baltymai neleidžia atrofuotis raumenim. Gera schema parodyta yra, neleidžia nykti mūsų raumenį. Jau ištirta nemažai tūkstančių žmonių rodo, kad sistemingai lankant pirtį mažiau pasireiškia tikimybė Alzheimerio, Parkinsono, neurodegeneraciniam lygom ir apsaugo nuo širdies nepakankamumo, aterosklerozės. Širdies nepakankamumas, pavyzdžiui, 6 minučių ėjimo testas. Kiek galima toliau nueiti per 6 minutės? Kaip reikia suprasti, jeigu 6 minučių ėjimo testo metu širdies susitraukimo dažnis pasiektas didžiausias apie 2-3 minutę ir išlieka didžiausias iki pabaigos. Jeigu pulsas nemažėja per 6 minutės, širdis dirba super. Tiesiog pasakiau. Mes, ir dar super svarbus dalykas, po 6 minučių testo, kai pulsas atsigaut turi per minutę, ne mažiau kaip 20 dužių. Ne mažiau kaip 20 dužių. Mūsų tyrimai parodė, kad pirtininkų vidurkis pulsas po bėgimo testo per minutę sumažėjo vidutiniškai apie 25 dužius. Super, viskas gerai, bet ir nesportuojantis ir pirtį nelankantiems žmonėms irgi viskas gerai. Širdies nepakankamumo požymių kaip ir nėra. Štai karščio šoko populiariausi baltymai. Visus juos tirsim, tiesiog jau tyriam, tik rezultatų laukiam. Štai vienas iš populiariausių veikia kaip antioksidantas. Labai svarbus. Antioksidantai prisigamina ir judėjimo metu. Jeigu yra oksidacinis stresas, mes greičiau nužudom ląsteles. Vaisiuose, daržovėse yra labai daug antioksidantų. Svogūnuose, braškėse yra super daug antioksidantų. Kaip pavyzdys. Judėjimas prigamina savo, pirtis prigamina per karščio šoko baltymus savo. Štai žiūrėkit, šitas kovoja mitochondrijas treniruoja, šitas neleidžia susilankstyti. Dar kita funkcija. Žiūrim, reikia žiūrėti tiksliai, kokie baltymai labiausiai pasigamina. Štai šitų 2 mokslininkų iškeltą hipotezę, kur mes dabar bandom tą hipotezę patvirtinti, kad pirtininkų, tie žmonės, kurie lanko pirtį, sistemingai kiekvieną dieną pamatuojant jų kraują, karščio šoko baltymų turėtų būti daugiau. Dar nežinau, ar tai bus karščio šoko, o tie žmonės, kur nelanko pirties, turėtų būti mažiau. Po pirties karščio šoko baltymų pirtininkam dar labiau turėtų pašokti. Nežinau, o šitiem, kurie nelanko, mažiau. Ir žiūrėkit, per 48-24 valandas sumažėja karščio šoko baltymai.
Apie juos aš šnekėjau, kaip labai svarbus yra dalykas. Bet ne vien pirtis gali prigaminti karščio šoko baltymų. Kai dabar jūs čia klausotės, jūs puikiai žinot, kad kūną pašildyt, galvojat, nebūtinai vien pirtim. Judant galim pakelt kūno temperatūrą. Šiltam vandenį vonioj galim pakelt kūno temperatūrą. Bėkim tokiu vidutiniu tempu per pusvalandžio arba spėriu tempu, vaikščiokim per pusvalandžių, kūno temperatūra gali padidėti iki 38,5 laipsnių. Ir kas man pasakys, kad čia nėra fiziologiškai tas pats kaip pirtis? Ar išgirdot? Šiltai apsirengus. Bet ten aktyviai reikės, aktyviai. O pirty maloniai bus, neaktyviai, nereikės judėti ir gausi tą patį stimulą. Kur daugiau išsiskiria šilumos? Matot, jeigu mes bėgam, kiek šilumos išsiskiria? Matot, kiek 1 kilogramai kūno svorio, kiek sėdint mažai, kiek išsiskiria. Prakaitavimas dabar. Dar vienas fiziologinis mechanizmas. Tie žmonės, kurie sistemingai lanko pirtį, jie treniruoja savo, ne radiatorius treniruoja priešingai, bet vėsinimo sistemą. O vėsinimo sistema viena yra iš tų prakaito liaukos. Pas žmonės, kurie sistemingai lanko pirtį, prakaito liaukų yra daugiau, jos labiau yra funkcionalios ir žmonės, pirtininkai žymiai greičiau pradeda prakaituoti ir daugiau, nes taip vėsina kūną, negu tie, kurie nėra pripratę prie pirties. Tie žmonės, kurie treniruojasi karšto oro sąlygomis, jie žymiai sugeba ilgiau judėti, kad kūno temperatūra pasieks iki 40 laipsnių. Nes geresnis yra vėdinimas, vėsinimas. Supratot, aiškiai pasakiau. Prakaitavimo liaukos yra treniruojamas. Labai svarbus yra dalykas. Prakaitavimo greitis, pavyzdžiui, pirtyje. Vidutiniškai, kiek čia, žiūrėkit, prakaitavimas, kiek galima netekti skysčio. Vidutiniškai intensyviai prakaituojant ir ekstremaliais. Vidutiniškai maždaug apie 1,5–2 litrus netenkam skysčio. Dėl to pirty reikia vartoti jau visi, ko puikiausiai žinom, vandens. Tas labai svarbus dalykas. Kas labiau prakaituoja fiziologiškai? Vyrai ir moteris. Kas turi daugiau prakaito liaukų? Kas turi geresnį savo vėsinimo sistemą? Kai temperatūra didėja, štai žiūrėkit, prakaitavimas moterų pablogėja, moterų silpnoji vieta, karščio atveju, o vyrai dar gali, matot, toliau jiems neužsilenkia tas vėsinimo mechanizmas. Pirtininkai, kurie sistemingai lanko pirtį, jų ramybėje kūno temperatūra, o mes matuojam iš ausies, tiksliai yra 0,5 laipsnio mažesnė. 0,5 laipsnio mažesnė kūno temperatūra yra pavyzdžiui, ilgų nuotolių bėgikų keniečių, kurie treniruojasi karštom oro sąlygom. Žmonės, kurie dirba karštyje, arba žmonės, kurie sistemingai lanko pirtį, jie išsitreniruoja vieną apsauginį mechanizmą, sumažina kūno bazinę temperatūrą. Jų yra mažesnė. Tai svarbus dalykas. Apie 0,5 laipsnio yra dar, mes neapskaičiavom šitų, bet net nebejoja šitoks bazinis rodiklėlis, bazinė temperatūra yra mažesnė. Ir yra mažesnė. Dar šiek tiek iš fiziologijos. Kas yra labiau jau yra pažengta, fiziologijos žurnalai, tokie labai apžvalginiai rodo, jeigu sistemingai mes aklimatizuojamės prie pirties. Kūnas pripranta, aklimatizuojasi pripratimas. Sistemingai lankom pirtį, vis toliau, vis labiau pripras ir mažiau tų naudų fiziologinių bus,
Dėl to retkarčiais bus naudinga nutraukti 1,5 mėnesio arba ilgiau pirtį, kad organizmą vėl atpratinti nuo pirties. Ar išgirdot šitą dalyką? Nes priešingų atveju organizmas yra tiek pripratęs ir jis nebereaguoja į pirtį. Arba pirtį planuojant, kaip ir pirštinius krūvius, reikia kartais paskirstyti variabiliai. Ką reiškia variabiliai? 3 mėnesius lankomi pirtį, kiekvieną savaitę po 2-3 kartus, paskui vieną mėnesį staigiai po 1 kartą per savaitę, pakaitaliojant. Ar išgirdot? Pakaitaliojant. Taip mūsų kūnas geriau išskirs daugybę natūralių vaistų, būnant karštyje. O jeigu visą laiką sistemingai darysim, mažiau išskirs. Ar supratot šitą? Klasikinis fiziologinis dalykas. Na, kas gaunasi, kai mes ilgiau priprantam? Štai žiūrėkit, mūsų širdies susitraukimo dažnis sumažėja. Štai žiūrėkit, bazinė temperatūra sumažėja. Štai žiūrėkit, mūsų prakaitavimas pagerėja. Net per 14 seansų. Net per 14 seansų po 30-40 minučių būnant, yra per dieną mes galime ištreniruoti prakaitavimo liaukų. Ką dar čia įdomesnių dalykų yra? Žiūrėkit, plazmos tūris mums padidėja, kraujo tūris, bet su sąlyga, jeigu sistemingai vartojam vandenį. Vandens nevartosim, labai blogai bus. Na, pirtininkai visi rekomenduoja, visi mes puikiai žinom, kad vandens vartoti daugiau. Štai, einam vėl. Prieš 3 metus, super mokslinė publikacija, vėl apie šildymą su gyvūnėliais. Štai, tiesiog aš įdėjau vieną vaistinį priemonę, labai prestižiniam sporto medicinos žurnale. Jeigu gyvūnėliai, ir čia mačiau tokių puikių buvo bačkų, jeigu gyvūnėliai tokioj bačkoje sistemingai pabūna, jų mitochondrijų prisigamina. Šitų kolbelių. O tos kolbelės apsaugos mus nuo infarkto, nuo Alzheimerio, demencijos, širdies nepakankamumo, raumenų pasilpimo. Kolbelės. Jums sakiau, kad pirtis štai. Ir ypatingai, žiūrėkit, neleis kepenim apirbėt. Kepenis mažiau apirbės. O tai jau labai svarbus. Pirtis yra vienas iš tų, kad išvalo iš kepenų blogą riebalą. Na, o dabar čia apibendrinant 18 metų publikaciją, vienu iš lyderių pasaulyje mokslininkų, pirties naudos, kas tikrai jau veikia. Kas tikrai. Elitiniam pasaulio moksle. Lengva dabar prisimint, pirtis sumažina bendrą cholesterolį padidintą, pirtis sumažina mažo tankio lipoproteinus, pirtis sumažina trigliceridus, pirtis padidina didelio tankio lipoproteinus. Bet saikinga pirtis. Bet vien pirtis to nepadarys, jeigu nebus ir šalia fizinio aktyvumo. Vien tik tai gulėsi ir eisi į pirtį, vis vien neįsigelbėsi. Pirtis, viskas super, bet jeigu tau kitas gyvenimo būdas dar yra neapleistas, būtinai to reikia laikytis. Pirtis sumažina uždegimas sistemingai. Pirtis veikia kaip antioksidantai. Pirtis stimuliuoja kraujagyslių elastingumą, treniruoja, o tas labai svarbu prieš aterosklerozę. Pirtis treniruoja širdies aktiną ir mioziną, širdį. Pirtis stimuliuoja imuninę sistemą. Imuninė sistema labiausiai, noriu dar kartą pasakyti, nemėgsta ekstremumų. Norint pasilpninti imuninę sistemą, be jokio pasirengimo pradėkim savo kūną grūdinti ilgai šaltų vandeniu, arba be jokio pasirengimo eikim į ekstremalias pirtis. Ilgai laukti nereikės, taip kaip be jokio pasirengimo pradėkit per daug judėti.
Imuninė sistema labiausiai nemėgsta ekstremumo. Ar išgirdot? Ji mėgsta laipsniškai, prie to reikia prieiti. Laipsniškai. Nemėgsta jokių tokių staigių. Štai endoteliai treniruoja ir kraujospūdį modeliuoja per superorganizmus saikingos pirties lankymus. Dar naujesnis šitų mokslininkų Kunucovas ir Laukonenas. Žiūrėkit, dar pirtis kovoja prieš širdies kraujagyslių sistemos ligas, prieš insultą, prieš staigią mirtį, prieš širdies nepakankamumą, prieš hipertenziją, prieš depresiją, prieš astmą ir daug gausybė kitų. Pirtis pastimuliuoja klajoklio nervo aktyvumą. O klajoklis nervas yra antistresinis nervas, todėl saikinga pirtis valandą pusantros prieš miegą super miegą pagerins, sumažins stresą. Klajoklį nervą pastimuliuoja. Klajoklį nervą taip pat pastimuliuoja, kas gilus kvėpavimas, gilaus kvėpavimo pratimai, pozityvios mintis, lėtas pasivaikščiojimas, tempimo pratimai ir pirtis saikinga pastimuliuoja klajoklį nervą. Klajoklį, parasimpatinį, antistresinį nervą. Apklausus 2000 Lietuvos žmonių, štai mūsų preliminarūs duomenys, kaip žmonės savo well-being, gerovę vertino. Arba savo laimę, arba subjektyvę sveikatą. Čia, kur geltonai, ypatingai, žiūrėkit, tie, kurie visiškai saunos, pirties nenaudojo, tie, kurie truputį, tie, kurie normaliai. Tai tie, kurie normaliai, žiūrėkit, ir subjektyvė sveikata, ir laimė, ir well-being, bet tik moterim. Tik moteriam, vyram tas nepasireiškia. Iš mūsų 2000 Lietuvos apklaustų subjektyvė sveikata sistemingai lankančių pagerėjo tik moterų, ne vyrai. Vyrai kažko blogo ten padarė, kad jiems subjektyvė sveikata nepagerėjo. Mūsų super įdomus tyrimai, kad sistemingai tie, kurie lankė pirtį, tiek vyrai, tiek moterys, nustebino, raumenų jėga, maksimali jėga nesiskyrė tarp tų, kurie nelanko pirtį, bet pralaimėjo judesio atlikimo staigumu. Sistemingai lankantis pirtį pralaimi greičiau, neturim dar paaiškinimo detalaus, greičiausiai raumenys labai atsipalaiduoja, tonusas išnyksta, šoklumas sumažėja. Reikšmingai tiek vyram, tiek moteris, bet kam tas šoklumas? Sveikatą jis nepriko, bet sporte tie, kurie sistemingai lankytų pirtį, gali netekti galingumo staigumo, jeigu per daug lankytų pirtį, taip kaip ir chroniški tempimo pratimai. Sveikatai tai super. Dar yra hipotezė, sistemingai lankant pirtį, raumenys lėtėja, greitosios skaidulos pereina į lėtąsias. Sveikatai super. Sportininkai nelabai, jiems nenorėtų prarasti greičio ir galingumo. Ir aš turiu eiti visiškai pabaigą, jau greičiausiai mano laikas užsibaigė, bet trupučiuką apie šaldymą parodysiu. Gerai? Kaip veikia, kokie yra naujausi tyrimai apie šaldymo naudas. Pirtis plus ledas. Pirtis plus šaldymas. Tiesiog įdėjau paveikslėlius, kur matot visokios varžybos net ir organizuojamos. Ir štai matot, kaip laipsniškai reikėtų pradėti treniruoti kūną prie šalto vandens. Laipsniškai. Jokių čia iš karto. Laipsniškai. Pradedantieji, matot? Matot, kiek yra vandens temperatūra kokia? Matot, kiek? O kai vidutinė patirtis jau 10-15, o jau patyrė 80 laipsniškai, išgirdot mane laipsniškai, jau ne taip, kad iš karto viską daryti. Gerai. Viena iš didžiausių pirties plus kūno vėsinimo naudų yra tai, kad kūno vėsinimas padidina mūsų kūne
rudųjų sveikųjų riebalų kiekį. Mokslo ir medicinoje yra pats populiariausias dalykas. Rudieji baltymai, kurie daugiausiai kaupiasi šitoj vietoj, jų nedaug yra, keli kilogramai rudųjų dar kitose vietose. Rudieji baltymai yra atsakingi už mūsų kūno šildymą. Rudieji baltymai šildo mūsų kūną kaip krosnis, o malkos yra nesveikieji baltieji, tas vidinis blogas nutukimas. Tai žmonės, kurie turi rudųjų baltymų, jie mažiau serga širdies kraujagyslių sistemos lygom. Pirtis super širdies sistemos lygom, šaldymas super per ruduosius baltymus. Tas, kuris turi dabar normaliai rudųjų baltymų, tas išėjęs dabar į šaltą Varėnos aplinką, tas greitai, kuris mažai turi rudųjų riebalų, pradėtų drebėti. Su švarku, be abejo, apsirengus. O tas, kuris turi daug rudųjų riebalų, jis šaltyje žymiai vėliau pradėtų drebėti. Bet nesiskaito. Kai išeinat iš pirties, mačiau, čia vaikščioja po sniegą, yra karšti. Čia rudieji riebalai jau nebegelbsti. Reikėtų jau dabar, norint pasitikrinti, ar turite rudųjų riebalų. Tie, kurie turit jų daug, šaltyje dirbat ir rankos nedirba. Rudieji šitie baltymai. Labai gerai, jeigu po pirties einam laipsniškai į šaltą vandenį, tik primenu, ne iš karto reikia panardinti galvą, blogis didžiausias. Į šaltą vandenį tik nestaigiai panardinti galvą, laipsniškai įlysti į šaltą vandenį yra super. Kad nesukelt šoko mūsų nerviniam įvairiam mechanizmam ir gali įsivystyti visokių blogų dalykų, net iki infarktų ir panašiai. Šoko galvos smegenim laipsniškai įlysti į vandenį. Na ir žiūrėkit, tikrosios, naujausios kūno vėsinimo naudos. Tie patys mokslininkai, kurie dirbo ir su pirtim. Kunuceras. Pirties naudos, tai yra kūno vėsinimo naudos. Kraujospūdžiai, matot, pulsai, uždegimai, oksidacinis stresas, jautrumas insulinui, padidėja adrenalino, tiroidinių, beta, endorfinai, pirtis plius šaltas vanduo, skausmo nejaučiam, euforija didelė, fantastiškas, euforija didelė, čia galim vaikščiot, šypsotis, fantastiška. Žmonės visi geri, nuotaika gera. Ta valanda yra gera, pavažiuosi namo, vėl gali būti piktas, bet čia nuotaika fantastiška. Aš aišku juokauju taip, nuotaika tas pats kaip ir po sporto, nuotaika puikiai. Po pirties nuotaika puikiai. Pirtis plius šaltas vanduo, nuotaika, endorfinų labai daug. Pasaulis geras. Ir štai žiūrėkit. Kovoja prieš diabetą, širdies ligas, skausmą, kognityvinės funkcijas, neurodegeneracinį, depresiją ir raumenų skausmą ir taip toliau. Pirtis, matot, kiek turėjo naudų, matot, vėsinimas, kiek turėjo naudų. Kai jos abudu po trupučiuką gaunasi dar didesnės naudos. Pradėjau savo kalbėjimą, kad karalius ilgaamžiškumo gyvenimo yra sveikata judėjimas. Jo visiškai nereikia užmiršti. Ne, jo reikia, judėti reikia. Judėjimo yra 3 taisyklės. Pasakau ir baigiu. 3 taisyklės. Viena taisyklė, per dieną pajudėti bet kokio intensyvumo maždaug apie 6-10 tūkstančių žingsnių. Supratot, ilgas. Pažiūrėsiu, kiek aš jau šiandien nieko nevaikščiau, bet iki čia atėjau. 1500 žingsniukų. Tik tai 1500 žingsniukų. Antras principas. Būtinai reikia į savaitę kas 2, kas 3 dieną, nors 5 minutės pajudėti, kad pulsas padidėtų. Kad suprakaitų pajudėtų. Išgirdot? Suprakaitų pulsas. Ir trečias svarbus dalykas. Į savaitę 2 kartus reikia pajudėti, kad jėgos daugiau būtų raumenim. Jėgos pratimų. Vieną koją bandyti atsistoti.
tris pagrindinius atvejus. Pirtis jėgą pastimuliuoja, pirtis širdį pastimuliuoja, pirtis neleidžia blogam riebalam kauptis, bet ji viena visko nepadarys, panaudokim kartu ir fizinius pratimus. Dar jeigu panaudosim gyvenimo džiaugsmą, tokį nuotaiką, gyvenimo džiaugsmą, ir bus visas šiuolaikinis kompleksas, kaip reikia prevenciškai kovoti prieš daugybę lėtinių ligų. Ačiū už dėmesį ir geros, puikios šventės.